štai prasidėjo labai ilgai lauktos rungtynės. Tai be jokios abejonės jos yra lauktos ir Jose Manuelis Calderonas. Jas pradeda taikliu tolimų metimų. Na, ko gero nėra žmogaus, kuris geriau galėtų pasakyti kažką apie Jose Manuelį Calderoną. Šitos rungtynės yra tik tai grupės rungtynės. Na taip, užbėgant įvykiams už akių, galėtume sakyti, kad net jeigu lietuviai pralaimėtų jas, tai nebūtų pasaulio pabaiga, būtų dar galimybių viską ištaisyti. Čia graži Lietuvos komandos ataka. Bet trumpam, labai trumpam nusikelkime į Turkiją. Aš prisimenu, kaip sunkiai Lietuvos rinktinė pradėjo tą čempionatą. Buvo rungtynė su Naująja Zelandija, po to buvo... Aro. Ir su juo tikrai šiandien Kaukienui bus labai sunku, nes jis gali pataikyti iš visur ir visada. Ir štai apie ką ir kalbėjau Gazolis, tai paprastas žaidimas 2 prieš 2. Šiandieną komentuotas, kiek savęs, bet... Dviejų procentų taiklumų lietuviai meta 50, bet tai ko gero tik tai sausi skaičiai ir nieko jie nereiškia. Navarro yra labai netradicinis žaidėjas, pasimetimai yra labai sudėtingi, bet jis juos pataiko. Va, vienas iš jų. Va. Ir jis jį pataiko ir Lietuvos komanda pralaimi 11 taškų skirtumų ir kas tikrai nebus. Ko gero, tu teisus. 21 amžiuje praktiškai karaliauja krepšinėje ispanai, jie tik tai 2 kartus negavo medalių, jeigu skaičiuotumėm Europos, pasaulio ir olimpinės žaidynės. Visose beveik čempionatuose jie užlipdavo ant podiumo, o 2009. Viskas gerai, taip? Viskas gerai, sveiksta, padėkoju visiems ir galim už paramą. Labai gerai Jonas Valančiūnas apsigina prieš Marką Gasolį ir kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Na, iš tikrųjų, negalima lyginti šio vakaro rungtynių, bet buvo mačas Kaune, kada Lietuvos rinktinė žaidė ir laimėjo draugiškas rungtynes prieš Ispaniją ir tada Jonas Valančiūnas prieš Marką Gasolį štai taip keletą kartų sužaidė pakankamai sėkmingai ir galbūt tos pirmosios akistatos pasistumdymai su ispanų žvaigždėmis Jonui Valančiūnui taip pat suteikė pasitikėjimą savo jėgomis. Vos tik įėjęs į aikštę, būtent jis dabar užbaiginėja Lietuvos komandai. Ko gero. Kęstutis Kemzūra taip pat nusprendė, kad jam irgi reikia įsijungti į šitą kovą. Ibaka atkovojo kamuolį ir pelno 2 taškus. 4 taškais į Lietuvos rinktinės krepšį virto, kai ispanai turi kamuolį. Dėl to, kad kamuolys buvo mūsų, tai mes praradom ir ataką, ir 2 taškus, ir dar ispanai. Jonas Valančiūnas kol kas. Šiandien Jonas labai gerai pradėjo varžybas, ypatingai jaunam žaidėjui, kai pataikė pirmą metimą arba antrą, viskas atsiveria, tas krepšys atrodo, kad padidėja. Jonas Valančiūnas pelnė dabar visus 5 Lietuvos rinktinės taškus iš eilės. Navarro iš 3 taškų zonos ir dar vienas 3 taškis, kol kas viską pataiko šiandien Juanas Karlosas Navarro ir dabar jau 9 taškus. Tie dalykai dažniausiai būna labai susiję ir šiuo atveju, kai jis pralaiminėjai 19 taškų, svarbiausia nepanikuoti, o žaisti ramiai ir bandyti išnaudoti geras progas. Nereikia pradėti mėtyti 3 taškių iš bet kur, o paprasčiausiai žaisti ramiai ir bandyti numažinti skirtumą iki šio kėlinio, gal iki 10. Ir po to dar visos varžybos lieka prieš akį, tai čia dar 19. Ispanai laimėjo tik tai 5 taškais ir su Britais taip pat reikėjo jiems pasistumdyti. Trečiajame kėlinyje Britai kurį laiką net pirmavo, bet ispanai gali surengti uraganą per kelias minutės ir tas uraganas kol kas griauna Lietuvos komandą nuo pat rungtynių pradžios. Dar viena greita ataka, dar 2 lengvi taškai į Lietuvos rinktinės krepšį ir kol kas nėra už ko užsikabinti ir puikiai vienas kitą supranta. Beveik visi, kai kurie jaunesni, tokie kaip Rikis Rubio, tačiau jis taip pat labai talentingas. O čia Martynas Pocius trenkia į 2 ispanus, Rudy Fernandesas, Pau Gasolis, 2 taškai ir pražanga Martynui Pociui. Viskas buvo ten, aišku. Finalo nebuvo. Jonas Valančiūnas. Bravo Jonui. Jis
kas vienintelis žmogus, kuriam galima ploti šios dienos rungtynėse, jis prieš tai apgavo Pau Gasolį ir nepaisant Felipe Rejuso bandymo kažkaip padėti. Labai gražus judesys buvo, nes prieš tai jis pataikė iš vidutinio nuotolio. Bet kaip taip pat įstumti kamuolį, jau atrodo. Yra didžiausias pavojus zonoje, yra tritaškiai ir atšokę kamuoliai. Nu, Pau Gasolis galbūt labai daug neprišaudys ten metai dėl to, kad jau artėjo pabaiga laikas. Ne, jis daug neprišaudys, bet jie turi kas gali prišaudyti. Jo, yra Sergio Lulas, kuris gali pataikyti tikrai ir 7 tritaškius per rungtynes. Jis nekartą yra ištraukęs Madrido Realo komandą super sudėtingose netgi situacijose ir dabar pataiko turėdamas laiko ir prisitaikyti ir išmesti kamuolį. 41-16, Rimantas Kaukėnas. Jo metimas gražiai sužaidimas viską, ką sugeba. Na ir čia yra toks sportas, turi būti pasiruošęs, kai ateis tavo eilė ir Jonas tikrai dirbo ir ruošėsi ir suprato, kad pradžioje treneris bandė žaisti vyresniais žaidėjas, bet dabar ir dar vienas tritaškis ir šiandien Ispanijos rinktinė. Tritaškis meta 55% taiklumu. 6 tolimas metimas. Aišku, buvo dar gerai suvaidinti. Calderonas. Sergio Lulas. Na, bet tikrai, tu teisus, prieš aikštės gynybą kažkaip sudėtingiau vaikšto kamuolys, bet tritaškai liko. Tritaškai. Dabar aikštės gynybą griauna taiklus tolimi metimai. Antrą kartą prieš pernai pasaulio pirmenybės šiais metais. Ruošintis toks fizinio pasirinkimo stovykloje. Nežinau, aš praleidau pirmą stovyklą praeitais metais. Man neišėjo atvažiuoti dėl kontrakto, bet aš girdėjau, kad tai. Žaidėjų šiame čempionate trejetukas lietuvių yra Kaukėnas, Kalnietis, Songaila, po to seka dar Simas Jasaitis. Novaro, Rudy Fernandesas vėl meta iš 3 taškų zonos laisvas, na kol kas. Kol kas jis man atrodo biškai greitesni už mus, ne ta prasme. Pralaimėjo rezultatu 12-31. Ibaka, Novaro. Netikslus šiek tiek perdavimas Pau Gasoliui, tačiau čia prie Ibakos nebesuspėjo Robertas Jevtokas. Ir vėl, kaip tu ir sakei. Ir kaip Kaune žaidėme prieš juos, mes pataikėme viską, bet čia yra grupės varžybos ir... Martynas Pocius, gražiu stiliumi dabar per visą aikštelę, 2 taškai ir pražanga Seržui Ibaka. Kokia tavo nuomonė, Linai, yra apie štai šį krepšininką, Seržas Ibaka? Naturalizuotas. Ne, jis yra jaunas krepšininkas. Sako, pakankamai toli meta Felipe Reyesas, nepataiko. Paulius Jankūnas po ilgokos pertraukos grįžo į aikštę, 2 taškai yra įskaitomi. Tomas Tačiesis šypsosi šalia mūsų, gero jam atrodo, kad nereikėjo skaityti šitų taškų. Bet čia gal tos techninės pražangos ir lietuvių kovingumo rezultatas teisėjai šiek tiek irgi pradėjo žiūrėti, kas vyksta abiejose aikštės pusėse, minutės pertraukos. Klaidos baigėsi. Taip, klaidų buvo pirmame kėlinyje 5, šiame kol kas tik 3. Vienas dalykas, kuris nesikeičia, tai yra ispanų tritaškai. Ispanai šiandien pataikė 9 tritaškius iš 15. Tai yra 27 taškai, tai yra 60% pataikymas. Lietuviai pataikė 2 tolimus metimus iš 7. Jeigu prieš zoninę gynybą nepavykdavo sugaudyti Gasolio ir visų krepšininkų, tai prieš asmeninėje gynyboje, tai prieš zoninę gynybą ispanai leidžia tritaškį vieną po kito. Šiandien ispanai nuostabiai pataikė tritaškius. Kai jos pradeda pataikyti, tai tikrai labai sunku jos nugalėti. Nebelieka vaistų tada. Nu ir Pau Gasolis šitą, nu tai... Nu va. Pakalbėjau, kad Pau Gasolis nepataikys labai daug, bet jis dabar įsmeigia tritaškiuką. Komentuoti šitas varžybas, nei praeitas, svarbiausia, kad negali nieko padėti, tik... Ispanai pradeda trečiąjį kėlinį dar vienu taikliu tolimų metimų, na tų metimų. Jie jau pataikė 11, įskaitant šitą Rudy Fernandeso tritaškį, Juanas Karlosas Navarro 4 iš 6, Jose Calderonas 3 iš 5, Rudy Fernandesas pataikė abu tolimus metimus. Neįtikėtinas pataikymas, 11 iš 17, 65% ir pirmoji Lietuvos rinktinės ataka netaikli. 2 Pau Gasolio taškai, taigi pateks Lenkija, o ne Turkija
Tai Lenkai gali visiems toms B grupėms komandoms padovanoti po lengvą pergalę, nors čia aišku taip teoriškai tik sakau, bet gali tai būti ir Lietuvos rinktinei reikės gal net ne vienos, o poros pergalių ten Vilniuje iš tų 3. Na ir kas susijęs su pataikymu, mes turėjom gerų progų. Jos buvo neišnaudotas, kai jos buvo išnaudotas prieš vakar prieš Turkiją ir prieš kitas šalis. Nu va, pagaliau. Mantas Kalnietis. Atsirišo ir mums krepšys. Pradėjo ir tritaškai pataikė. Pirmas Manto tritaškis šiandien po 3 nesėkmingų bandymų. Rimantas Kokėnas. Per kitką kiti kai kurie krepšininkai meta taikliai. Rimas Martynas Pocius ir Paulius Jankūnas. Po vieną kartą metė ir visus tos tolimus metimus. O čia Marko Gasolio. Metimas iš po krepšio Jose Manuelis Calderonas. Demonstruoja, kaip jis gerai mato aikštę ir jaučia. Tokiu, ispanai gal yra vis tiek šiek tiek atsipalaidavę, turėdami tokią persvarą. 25 taškai. Yra atsipalaidavę tikrai biškį. Gasolis toliau tikrina savo ranką nuo tritaškio linijos. Turi šiandien tokį jis. Kelintas jau. Jis, man atrodo, pasirašė kontraktą 5 metų ar 6 ir su galimybė pasilikti NBA jam kas nors geresnį pasiūlys. Tai šita išlyga visada galioja ir yra svarbi. Calderonas nepataiko iš toli, tačiau... Ir šiandien Calderonas sužaidėjo po kol kas savo geriausias varžybas, man atrodo. Taip, Calderonas rinkdavo po 3 taškus. Taip, Calderonas rinkdavo po 3 taškus iki šiol, bet šiandien apskritai Ispanijos komanda ir kitur jie labai dažnai susikrauna daiktus jau po grupės etapo. Bet tai dabar žiūrint iš šias rungtynes, ta pergalė prieš Turkiją mums atrodo dar svarbesnė, dėl to, kad jeigu būtume pralaimėję ir prieš turkus vakar, dabar situacija būtų labai sudėtinga. Rimanto Kokėno dvitaškis šiek tiek sumažina skirtumą iki 25, 74, 49. Navarro po Gasolio užtvaros meta iš toli ir nepataiko. Labai geras perdavimas Rimantui Kokėnui, Šarūnas Jasikevičius. Įspūdinga Lietuvos komandos ataka, daugiau tokių Ispanijos. Jie net gal džiaugiasi to pralaimėjimu, nes lygiai tas pats scenarius buvo prieš Lenkiją. Jis sako, mums nesvarbu dabar, mes svarbu, kad čempionatą laimėsim. Tas pats buvo ir 2009 metais. Bet ir gali būti čia toks kažkoks keistas ir blogas ženklas. Tada Ispanai mums pralaimėjo ir mums čempionatas susiklostė. Šitas čempionatas į Lenkiją. Songailas metimas. Saužas į baką, tačiau pataiko darė Songailą. Šiandien jis... Jau visi žino, kas yra Ricky Rubio. Tai va, kartais iš tikrųjų tie lūkesčiai tokie smogia ir kita pusė. Puolime bauda. Šarūnui Jasikevičiui. Nes kai žaidė olimpiadų, kai jam buvo kiek, 17-18 metų, tada 17 metų jis tikrai gerai žaidė ir atsilaikė prieš visus ir vedė Ispanijos komandą. Ką darėjai ir tai, kas sugebė, nėra lengvas. Reikia dirbti kiekvieną dieną ir tobulinti, nes jis tikrai turi viską, ir atletiškas, ir greitas, ir gerą supratimą apie krepšinį. Šaunuolis Simas Jasaitis. Nesiseka, bet vis tiek galima štai taip kovoti iki galo ir šiaip prieš tai vėl kamuolys taip gražiai suvaikščiojo, metė visiškai laisvas Mantas Kalnietis iki Rubio vėluodamas ten. Šis kėlinys skiriasi naktis, kaip diena nuo mirties. Mes laimime 7 taškais. Ir sakyčiau, kad dabar pataikė Navarro, bet sakyčiau, kad Darius Songaila labai sėkmingai gynasi prieš Pau Gasolį. Nieko jis... Jo, nebuvo kaip dabar atiduoti kamulio draugams Šarūnui Jasikevičiui blogas. Ir trečias kėlinys baigėsi rezultatu 59. Čia Lietuva, 81 Ispanija. Situacijos pradeda, man atrodo, šiek tiek nervintis Pau Gasolis, nori kažkaip įmesti tos taškus po ilgokos pertraukos. Pau Gasolis šiandien jų pelnė 17, rezultatyviausias ispanų komandoje yra Navarro, 22 taškai, Calderonas pelnė 12.
gražus Dariaus Songailos perdavimas. Vis tiek man gražiausias Simo Jasaičio yra dėjimas prieš Argentinos kovą. Ar taip kaip ir Ispanijos rinktinė, kuri kol kas čia turi 19 taškų pranašumą. Seržas Ibaka pataiko. Bet tik dar kartą priminsiu, kad teisėjauja šiandien Šretinas Radovičius, Damiras Javoras ir Petris Mantyla. Kroatas, slovenas ir suomis. Šiaip, kad galima būtų įsidėmėti. O dabar atšoko kamuolys. Bet šitą pusę mes jau žaidžiame visai kitaip, ne kaip pradėjome. Iš tikrųjų yra pamokyti tų praeities klaidų. Pau Gasolis, tarkim, du taškai. Kas ten dar teisėjas tiesiog pasakys nesistumdyti Marko Gasolio ir Kristupui Lavrinovičiui. Gazolis mėgsta tokius dalykus, tik jei išeini į miestą ir matai tą visą, tai yra nuostabu. Iš tikrųjų, nuostabi šventė. Aš vakar klausiausi rusų laidos per televiziją, tai Rusaus komentatorius Vladimiro Gomельskio klausė, kas jam labiausiai įstringa Lietuvoje, kaip viskas atrodo. Jis sako, aš nekalbėsiu apie tai, kad arenos modernios ir kad lietuviai myli krepšinį. Jis sakė, kad Lietuva yra viena iš svetingiausių šalių, kokią jam yra tekę matyti. Ir ko gero, turbūt tas svetingumas, tas nuoširdumas ir tos mūsų šypsenos ir turėtų būti pagrindinė ta vizitinė kortelė visiems tiems, kuris pakeitė varžybos su savo tritaškais. Šiaip iš tikrųjų Lietuvos rinktinės tvarkaraštis yra geras. Rytoj mes žaisim su Portugalais, kad ir kaip būtų. Tai tikrai Portugalijos komandą mes turime įveikti. Po to turėsime vieną pertrauką, taigi pasiruošti laiko tam kitam etapui ir naujom. Taip, ir jeigu šitą kokybę Lietuvos komanda kitą kartą sugebės išlaikyti daugiau negu 2 kėlinius, žinoma, viskas atrodys kitaip. Kristupis Lavrinovičius 3 taškus tolimą metimą. Oi, koks Calderono metimas ir Seržas Ibaka. Šoka aukščiau už visus. O tą jis gali padaryti. Kaip tik tą jis dabar ir padarė. Ir jau 15 Ibakos taškas. Šiandien jis irgi žaidžia savo sėkmingiausias rungtynės čempionate apskritai. Reikia pripažinti, kad Ispanijos žaidė šiandien geriausias rungtynės kol kas. Žiūrėsim, kas bus toliau, nes rytoj tarp kitko įdomios turėtų būti rungtynės Ispanija-Turkija. Turkai nebeturi jokių kitų galimybių, jiems reikia kautis dėl pergalės. Šaržo gynyba. Viktoras Sada. Niekas nebėga, tik tai Rimantas Kaukėnas, reikia sustoti. Linkaitis iš taškų zonos. Tokių Antomo Linkaičio tritaškų taip pat. Gal šitas tritaškis jam paties duos to pasitikėjimo savimi. Baigėsi rungtynės, na ką, sumažinom skirtumą iki 12 taškų, ne per vieną kėlinį, per 2, bet vis tiek antra rungtynių pusė yra tokia, kad galime drąsiai teikti, jog Lietuvos rinktinė garbingai sukovojo, nesileido, sutriuškinama, nesileido pažeminama. Svarbu laimėtumėm kitas varžybas. Šitas jau buvo aiškus ir ganėtinai anksti. Na kągi, jums šiandieną rungtynės padėjo stebėti Linas Kleiza, aš dėkoju Linai tau ir linkiu sėkmės. Ačiū. Ačiū. Na ir perduodu žodį savo kolegoms.